dabar kovos su Robertu Javtoku dėl ginčo kamuolio. Turi 7 cm ūgio Senegalo krepšininkas persvarą prieš Robertą Javtoką ir ją išnaudoja. Estijos legionierius pirmą sezoną 70. Nė karto nepavyko Kalevo komandai nugalėti žalgiriečius. Taškus pelno būtent Gregoras Arbė pagal šį rodiklį. Robertas Javtokas, laisvas Paulius Jankūnas. Ir baudžius už tai, kad paliko Žalgirio Paulių Jankūną ir Robertą Javtoką. Šie krepšininkai tempė komandą į priekį paskutinėme mače. Na, o Marko Popovičius visus naudingumo balus susirinko taikliais metimais. Sonny Vimsas atstato pusiausvyrą, sužaidus 4 minutės. Timas skrieja pro šalį, Dežuanas Collinsas, Sonny Vimsui iš jo dar vienas bandymas, o kartą įsiveržti į priekį. Paulius Jankūnas. Per Bamba Folą sunku, aišku, Paulysta kamuolys. Milovanas Rakovičius perima, Dežuanas Collinsas. 2 prieš 2 pats Gusma. Reaguodamas į įvykius aikštelėje, iš karto persvarą. Na ir galiausiai visą darbą padarė paskutinėme kėlyje. Toli nuo krepšio. Reimo Tamas. Pasinaudojusias spraga baudos aikštelėje Reimo Tamas ir užmestų jam komandos draugas. To nesuprato jo kolega ir Mantas Kalnietis nesinaudoja Žalgirio gynėjas. Pirmajame tarpusavio mače Tomas Delninkaitis pražanga, kuri leis mesti 2 baudos. Pavyksta. Patus krepšininkas. Pirmieji buvo jo taškai. Paliktas. Greg padarė tai, ko šiandien mes nematėme. Rakovičius iš labai toli. Matome štai tokius Rakovičiaus prasiveržimus. Ir čia net pasitraukia. Iš eilės jo taškas, 9 šiandien su B grupės 3 arba 4 komanda ir po to bus žaidžiamas ketvirtfinalis atitinkamai arba su visus 5. 2 taškius šiandien centras prametė. Robertas Javtokas po labai rezultatyvaus perdavimo. Dar kad perimti kamuolį Dainių Šalengą, dėl to ten Kalevo krepšininkas atsidūrė ilgesnį turi atsarginių žaidėjų suolelį žalgiriečiai ir tuo mėgina naudotis. Prasideda spaudimas, nepasiruošę žalgiriečiai, norėdami galutinai pasiųsti į knockdowną varžovus. Ar tik nebesileidžiantį kamuolį dabar numušė Bamba Folas. Teisė tenkinti dar kartelį jau besileidžiantį į krepšio nuo pat pirmojo kėlinio antrosios pusės perėmė iniciatyvą. Didina persvarą iki 20. Dainių Šalenga. Pats iš toli Dainių Šalenga. Išvesti degalinių tinklas Vakovim kiekvienam šį mėnesį atvykusiam į Draugystės gatvę. Laikyti kamuolį svečiai. Mindaugas Kuzio taškas, šokinėjo kamuolys ant lanko. Šį sezoną Robertu Javtoku, Aivaras Kusma ir tą mikro dvikovą. Sokas netiksliai Bamba paploti žiūrovus arenoje. Gražus Arbetas ir Sokas. Gražus čia užmetė perdavimo, dar kartelį pritraukė Tomę prie savęs. Pavyks Žalgiriui pelnyti 100 tašką ir ar pavyks. Pats Vytenis Lipkevičius, matydamas, jog atakai liko labai nedaug laiko, medinį būtent čia Žalgirio atsidūrė 3 vietoje turnyro lentelėje ir norint ją išsaugoti reikia laimėti bent vieną mačą arba prieš Kazanės Uniksą, arba prieš Rygos.